Europos komisija svarsto galimybę plastikiniams pirkinių maišeliams pritaikyti mokestį arba juos apskritai uždrausti. Lietuvoje vien prekybos tinkle Maxima, kuri beje vienintelė suteikia tokią informaciją, per mėnesį yra parduodama apie 3 milijonus plastikinių maišelių. Visi jie lieka gamtoje ir nesuyra 100 metų. Ką su plastiko atliekomis daro Lietuva? Apie tai Rūta Stalionytė. Buityje šiuo metu naudojame 7 plastikų rūšis, žymimas taip nuo vieneto iki 7. Paskaičiuota, per mėnesį vienas namų ūkis vidutiniškai išmeta 3 kg visokių plastiko atliekų. Jos gaminamos iš naftos, kurios ištekliai mažėja siaubingai greitai. Be to, naftos naudojimas teršia aplinką ir skatina neigiamus klimato kaitos procesus. O į sąvartynus kas sekundę vien plastiko butelių išmetama apie 1500. Vandenynuose jų plūduriuoja salos žmonių išmestų plastiko atliekų. Jos suirs per 500 ar netgi 1000 metų. Kasmet pasaulyje vien geriamo vandens buteliams pagaminti sunaudojamas toks naftos kiekis, kurio degalams pakaktų 100 000 automobilių. Beje, vienas sudegintas plastiko kilogramas pavirsta 3 kart didesniu klimatui žalingo anglies dvideginio kiekiu. Tad plastiko gamintojai ir perdirbėjai tvirtina, kol nemokame plastiko nenaudoti, jį būtina perdirbti. Tai jau vyksta ir Lietuvoje. Štai iš tokių perdirbto plastiko granulių, perdirbtų butelių, šiauliečiai gamina ruošinius naujiems. Šitų perdirbtųjų granulių jūs galite kiek naudoti butelio gamyboje? 50% ar kiek? Tas klausimas tai yra derinimo su klientų klausimas. Sveikatos nėra niekur tai reglamentuota. Tiesiog, suprantat, ne visi mūsų klientai nori turėti ruošinius tokius pilkšvus kaip šitas. Todėl jie sako, prašom dėti mums reciklato ne daugiau kaip 10%. Ir mes tą darom. Bet yra ir kiti aspektai. Tai yra visų pirma ekologinis aspektas, nes mes norim turėti švarę savo gamtą. Norim, kad peto buteliai, kurie gamtoj gali išlikti, aš manau, ilgus šimtmečius, nesunykę, kad tie buteliai negulėtų pas mus kažkur tai pakrūmėse ir panašiai. Tai būtina yra atrasti būdus juos perdirbinėti. Plastiko atliekos naujam gyvenimui gali atgimti tik tuo met, kai jas tinkamai surenkame. Tad saugodami žemę privalome viską, kas iš plastiko, palikti rūšiavimo konteineriuose arba PET taros supirktuvėse. Beje, pastarųjų tinklas Lietuvoje vis labiau plečiasi ir tai tikrai džiugina. Populiarų vakarų Europoje ir patikusi lietuviams plastiko taros supirkimo būdą prieš 3 metus pasiūlė verslininkai, už PET vienetą moka 3 centus. Per mėnesį vienas toks taškas surenka apie 50 tonų PET atliekų. Taip ne tik mažėja šiukšlynai paupiuose, bet ir pasipildo kišenė. Todėl, kad ekologiška, rūšiuoju ir viskas tara. Tiesiog surinkom va su sūnum. Plastikas skirai, stiklas skirai ir radau šitą tašką ir atvežėm. O čia pirmą kartą vežat? Antrą. Bet ir po tokį kiekį, nes aš pažiūrėjau, tie berniukai, kaip jūs sakote, jau žmonės veža maišais didžiulis. Bet aš ne dėl pinigų vežu, dėl švaros. Tai net jeigu ir... Neterišti, pas mus yra konteineriai, tarp kitko aš galiu ir ten išmesti, bet tiesiog pagalvojau, kad tai, nežinau. Čia pagal sąžinę gal žmonės renkasi, vieni išmeta į bendrą konteinerį, kiti rūšiuoja. Štai tokia krūva plastiko, apie 70 tonų kiekvieną mėnesį į rūšiavimo perdirbimo stotį Gariūnuose atkeliauja vien tik iš sostinės antrinių žaliavų konteinerių. Per metus susidaro apie 800,5 tonos. Viskas, ką matome, čia išrūšiuojama rankomis pagal plastiko rūšį, spalvą, supresuojama ir keliauja Lietuvos bei užsienio perdirbėjams. Turinys, jeigu šnekant apie plastiko turinį, reiškia konteinerių turinį, tai yra perdirbama kažkur tai iki 40% viso labo antrinės žaliavos, kadangi galim pasižiūrėti pagal pašalintą plastiko turinį arba morfologiją, reiškia, yra labai daug visgi šalinama šiai dienai šiukšlių ir netinkamų atliekų perdirbimų. Įvairių žaislų, įvairių, reiškia, plastiko gaminių, kur yra kombinuoti su kitomis medžiagomis. Lentvaryje, moderniausioje Baltijos šalyse PET perdirbimo gamykloje, galingi įrengimai jau 3 metus iš supirktuvių ir antrinių žaliavų konteinerių atkeliavusią tarą paverčia plastiko dribsniais. Čia taip pat jau perdirbami ir kamšteliai, anksčiau keliaudavę į šiukšlynus. Kasmet apie 5 tonas vien iš šios gamyklos. Lietuvoje šis sritis įgauna vis didesnį pagreitį. Iš plastiko atliekų verslininkai gamina ne tik tokius gamybai tinkančius dribsnius, bet ir naujus daiktus nuo pakavimo plėvelės iki spalvingų kibirų. Štai Šalčininkų rajone jau daugiau nei 10-metį viena didžiausių Europoje plastiko perdirbimo gamyklų kasmet antram gyvenimui prikelia 1000 tonų plastiko atliekų. Lietuvoje susidaro tiek plastikinių atliekų, kad jeigu jas laidot kažkur gamtoj, tai kasmet reikėtų kažkur tokią teritoriją užimti kaip Vilnius.
O kadangi veikia tokios įmonės kaip Polivectris ir perdirba tos atliekas, tai atitinkamai nereikia nei laidotų atliekų, nei jų deginti. Pas mus nėra deginimas, pas mus yra lydimas tik tai. Jeigu poliamidus paimti, tai yra 220, apie 220 arba 260 laipsnių. Tai yra ne ekstremalios temperatūros, prie kurių medžiaga nesudega ir joje neišsiskiria jokios nuodingos medžiagos. Tai daugiau negu 10 metų mūsų veiklos mes jau nuo žvejybinių, daleiskim, tiklų Pabaltijos jūros pakrantę išvalėm jau pilnai, jau kas liečia Pabaltijos šalis. Dabar labai glaudžiai jau daug metų bendraujam su Skandinavų šalim. Jų pakrantė irgi jau paskui vadovai buvo pravažiavę po kelių metų bendradarbiavimo ir pamatė, kad tikrai pasidarė švariau. Žemės ištekliai nebegaliniai, o čia perdirbimo įranga ir technologijos leidžia dar kartą, nenaudojant papildomų naftos išteklių, panaudoti tas pačias plastiko sudėtinės dalis. O štai visi iš plastiko pagaminti dalykai, kuriuos perdirba gamykla. Žaliava atkeliaujanti ne tik iš Europos, bet ir skandinavų, rusų, ukrainiečių. Nuo brokuotos pakavimo plėvelės rytinių iki gamintojams neįtikusios krūvos sintetinių moteriškų pėdkelnių. Tai yra įvairios plėvelės, dešrų dešrelių apvalkalai, įvairios pakavimo medžiagos plėvelės, taip pat sintetiniai pluoštai skirtingų pavydalų, kaip virvės, siūlai įvairūs, tekstilės medžiagos irgi skirtingų savybių turinčios, taip pat visokie iš sintetinių medžiagų pagaminti tinklai, daleiskim. Lietuvos žaliavos dalis sudaro apie kažkur 20-25 gal procentus nuo visos apimties. Bet didėja, galiu pasakyti tikrai, kad ta apimtis didėja, nes matosi, kad Lietuvai truputį jau pradeda kažką suvokti dėl atliekų tvarkymo, nes po savo gyvenimo reikia susitvarkyti kažkiek šiek tiek. Naudotas būtinės atliekas mes neperdirbam, nebent jos buvo kažkieno kitų įmonių išvalytos ir išrūšiuotos ir atitinkamai jau švariam pavydalė išplautos arba švarios jos ateina į mūsų gamyklą. Žmonės tai vadina šiukšlėmis daugiausiai. Tai mums yra žaliava, mūsų gamybos procesų žaliava, ir iš kurios mes gauname pusfabrikatį, kurį paskui parduodame jau galutiniam naudotojui. Kasmet šiame ceche galingi įrenginiai iš skirtingų plastiko rūšių pagamina iki 15 000 tonų bespalvių ar spalvotų plastiko dribsnių ir granulių. Jei tokį kiekį sudegintume, į atmosferą patektų 100 tonų kenksmingų medžiagų. Čia plastiko atliekos valomos, rūšiuojamos ir išlydomos. Iš gamyklos perdirbta žaliava keliauja į fabrikus viso pasaulio plastiko gamintojams. Žaliavos kiekviena yra atskiram pavydalė, daleiskim, plėvelės yra susmulkinamos tik tai plėvelės. Pluoštai yra tik tai pluoštai. Jos atgabenamos į gamybos barą ir tenai jau pagal receptūrą operatorius jas padaro mišinį ir tas mišinys patenka į paruošimo agregatą, kuris jau paskui nukreipia tą mišinį į lydimosi ekstruderį, tai vadinama. Tas mišinys iš skirtingų, sakykime, medžiagų susimaišo, jeigu reikia, dasideda dažikliai, priedai kažkokie ir paskui jau eina į lydimosi agregatą ir ekstruderį ir galų gale mes gaunam paskui granulės finale, kurias galima jau naudoti paskui tolimesnei gamybai. O kiek kartų galima perdirbinėti plastiką? Irgi geras klausimas. Kadangi veikiant tam temperatūroms, molekulinės grandinės jos suirsta galų gale. Tai koks 3-4 kartas jau praktiškai neduoda rezultatų ir jau fizinės polimero savybės jau ant ribos gaunasi, kad iš jo jau praktiškai gaminio galima ir nepagaminti. Kitoje patalpoje iš pačių pasigamintos antrinės plastiko žaliavos gaminamos įvairiausios plastikinės pakavimo juostos, galinčios išlaikyti nuo kelių šimtų iki kelių tūkstančių kilogramų. Baldų, buitinės technikos pramonėje, krovinių pakavimui naudojama juosta tai 100% perdirbto plastiko gaminys. Žaliava, kurią naudoja tai plastikinė juosta, yra polietilenterftalatas, PET, nuo gaivių gėrimų ir alaus. Žaliava patekdama į maišytuvo, sakykime, junginį, nes iš kelių skirtingų, daleiskim, maišytuvų, skirtingų žaliavų, vėlgi susideda tas mišinys su priedais, su dažikliais, su visais. Jisai paruošiamas, išlydomas ir galų gale per formavimosi galvutę išeina kelios juostos.
Tai apie, sakykime, 10 juostų ir kur jūs matėt tam procese išsitempia, susiformuoja. Kai tik galės, įmonė planuoja gaminti daugiau ir įvairesnių perdirbto plastiko gaminių. Tam, kad kuo mažiau plastikiniais panaudotais daiktais terštume žemę, juk sąvartinę plastiko atliekas veikia saulė, lietus ir į aplinką išsiskiria nuodingos medžiagos. Beje, čia vėl norisi priminti, kad dar rudenį sveikatos specialistai labai garsiai kalbėjo apie tai, kad plastikas, ypač tas, į kurį supakuotas maistas ir gėrimai, gali tapti nuodingu, jei netinkamai jį naudosite. Tarkime, plastikas, iš kurio gaminami ir kūdikių buteliukai, gali išskirti hormonų sistemą žalojantį bisfenolį A. Atrodo, reiškia, toksai egzotiškas metalas kaip stibis. Bet, reiškia, tam straipsniui buvo parašyta, kad jisai skiriasi. Ir jisai skiriasi būtent iš peto buteliukų. Skiriasi jisai kodėl? Kadangi, reiškia, šiaip galima supilti, reiškia, 25, galima 35 sutilpti, nieko tokio. Bet kai vasara karšta, reiškia, žmogus nusiperka mineralinį. Ir jis jį, tarkim, palieka mašiną visai dienai. Mašina stovi ant saulės. Ten gali užkilti 60, 70, reiškia, kadangi tai buvo straipsnis iš Amerikos, reiškia. Ir va tada, reiškia, prasideda būtent šitie procesai. Tai yra vartotojas, jisai ne pats sąmoningai pažeidžia, reiškia, naudojimo sąlygas, bet tiesiog, gali gautis, reiškia, tokios aplinkybės, kai tos sąlygos, kaip ir savaime pasižeidžia. Ir va tada jau gali prasidėti būtent šitie specifinės migracijos procesai, kaip ten ir stibis, ir bisfenolis, jisai galbūt gali prasidėti kažkokie skilimai, ir va taip atsiranda, reiškia, tos specifinės medžiagos, reiškia, būtent šitam produktui. Ir pabaigai internetiniai vaizdai iš Japonijos. Vieno žmogaus sukurta technologija per kelias minutės 1 kilogramą plastiko paverčianti 1 kilogramu naftos produkto. Jį galima vėl naudoti kaip įprastą kurą. Jis degdamas išskiria žymiai mažiau anglies dvideginio. Štai tokie stebuklingi išradimai įkvepia viltį, kad galbūt mūsų žemė neuždus po plastiko kaukę. Klimato kaitą galime mažinti ir mes. Net ir mažas mūsų elgesio pasikeitimas gali būti labai svarbus. Jei neturite minčių, nuo ko pradėti, jums pavyzdys iš Čekijos. Když sportuji, nekupuji si pokaždé novou láhev vody, ale využiji tu samou. Nemám žízeň a mám méně odpadu. Buď zodpovědný, dělej to taky. Tai ir viskas, ką norėjome papasakoti šiandien. Lauksime susitikimo su jumis lygiai po savaitės. Iki. Ir žinai, vieną kartą einu pro savo buvusią mokyklą Antano vienuolio senamiestį. Žiūri, žmonės traukia statybininkai iš to vienuolyno, iš mano mokyklos buvusios, rastus. Tokius storus rastus. Aš taip prieinu, sakau, mėlyje, ar galima, gal nusipirktos rastus, gal namelį galime pastatyti. Sakau, tai aišku, sakau, mūsų prarabas pastatė visą namą iš tų rastų. Ir aš tos rastus nusipirkau už 150 rublių, toks buvo mano mėnesinio atlyginimas mėnesinis. Atvežė tos rastus čia, suvertė. Na viskas, išvažiavo. Dabar ką? Statykis, ką statytis, ką daryti toliau. Tai kažkur tai sužinojo, kad toks yra Antanėlis, kuris moka statyti namus iš rastų. Nu, okei, atvažiavo, Antanėlis apžiūrėjo, aš pastatysiu. Sakau, vienas, tvarkoj. Ir tu nepatikėsi. Eina laikas, šis atvažinėjau, jau iki pusės namas, jau su stogu namas, mano rasinis namas iš rastų, kurie buvo mano klasėje, kai aš mokiausi. Tai žinai, viską padarė, tvarkoj, užkonservavo žiemai ir nupirkau dailylentes. Tokias iškalt vidų. Atvažiuoju pavasarį, užiminu tą namelį, iki nėra dailylenčių. Jėzaus, kam tam Antanėlis, Antanėlį, nėra dailylenčių. Ai, Jėzau, ponė Laimutė, tai apvagė jūs, sakau, apvagė, ką man dabar daryti? Ai, Jėzau, kokie žmonės. Sėdžiu čia, verkiu beveik, irgi su mažais vaikais apsikrovusi. Važiuoja, čia dar kelias buvo, važiuoja to keliu, kaip pasakyti, vežimas su arkliu. Ir tokia moteriškė, sustoja, va čia, sustoja. Gerbiama ponė, noriu jums padėkoti. Nu, už ką padėkoti? Nu, už tas dailylentes. O kas, ko man dėkoti už tas dailylentes? Nu, sako, va, sako, aš stačiau namą, man pritruko dailylenčių. O jis sako, jūsų statybininkas dirba šitame kaime. Ir pasakė, žinau gerą ponę, kurie nebereikia tų dailylenčių. Nu, už butelį 200 atiduosiu. Jis sako, aš įsivežiau. Tai Antanėlis iš principo už butelį įsidavė. Antanėlis pardavė mano dailylentes už butelį. O tiek tą namą statybą turėjo nuotykių.